Sveiki, mėly neringiškiai, aš Matas Lasauskas, jūsų šešėlinis Neringos meras. Sveikinu visus su prasidėjusią vasarą, net nebejoju, jog jinai bus kupina įspūdžių, nuotykių, geros nuotaikos ir svarbiausia gero oro. O dabar pristatau gegužės mėnesio veiklos ataskaitą ir svarbiausius įvykius. Visus metus įvykių epicentre buvęs komunalinio ūkio šiltnamis lieka Neringos savivaldybės nuosavybėje. Pirkėjas turėjo sumokėti 1 milijoną eurų, sumokėjo 100 000 eurų avansą, o likusią sumą atsisakė mokėti ir nutraukė sutartį. Manau, kad tai yra geriausia, kas galėjo įvykti. Miestas gavo papildomų 100 000 eurų, o šiltnamis ir visa komunalinio ūkio teritorija liko vientisų objektų. Galbūt netaip džiaugiasi valdantieji, kadangi šiais pinigais ketino finansuoti tam tikras biudžeto programas. Nors pradinėme biudžete ši suma apskritai nebuvo įtraukta. Tame tarpe vėl buvo pakeistas Neringos savivaldybės biudžetas, kadangi iš vienos eilutės reikėjo perdėti kitą eilutę tam tikras pinigų sumas, kad būtų galima atsiskaityti su rangovais. Sąskaitos už atliktus darbus jau išrašytos, o pinigų biudžeto eilutėje tam nenumatyta. Man atrodo šiek tiek keista, kaip praktiškai kiekvieną mėnesį reikia keisti biudžetą ir perskirstyti pinigus. Nors mane tikino, kad tai yra įprasta procedūra, aš manau, kad biudžetą galima ir reikia formuoti atsakingiau. Apie biudžetą dar tikrai kalbėsime ir jį nagrinėsime dar giliau, todėl likite kartu. Priklausomai nuo objekto ir nuo teritorijos, saulės elektrinės ant stogų Neringoje statyti galima. Tačiau teisinis reglamentavimas nėra labai aiškus. Todėl pokalbių su Kuršių nerijos nacionalinio parko metu aiškinamės, kaip gyventojams paprastinti šias procedūras. Pirmiausia, reikėtų Kuršių nerijos nacionaliniam parkui nusiųsti vizualizacijas, kaip ir kiek saulės kolektorių planuojama įrengti. Gavus pritarimą, galima rengti techninį projektą ir visus sekančius darbus. Neringos gimnazija ateinantiems mokslo metams kviečia mažiausiai 2 mokinius prisijungti prie 11 klasės. Priešingų atveju gali susidaryti situacija, jog nebeužteks vaikų suformuoti 11 klasę, o esantis 10 mokinių turės ieškotis mokyklos kitose Lietuvos miestuose. Neringos gimnazija ir miestas daro didelės pastangas išsaugant gimnaziją, tačiau mano nuomonė vien tik tais bendrabučio ar parengtos programos neužtenka tam, kad pritraukti vaikus į Neringos gimnaziją mokytis. Kol nebus reikiamos infrastruktūros veikiančius visus metus ir galinčių užtikrinti tiek vaikų, tiek jų tėvelių visapusišką gyvenimą Neringoje, tol negalime tikėtis didėjančių mokinių skaičiaus mūsų klasėse. Besimėgaudami vasarą nepamirškime saugumo ir pagarbos vienas kitam. Nidos pamaryje raudonomis plytelėmis išklotas takas yra skirtas dviračiams. Todėl pėsčiuosius dar kartą paprašytumėm juo neiti. Tačiau miško takeliuose ir ten, kur dviračių tako nėra, pirmenybė visada yra suteikiama pėstiesiems. Šito kviečiu irgi nepamiršti. Taip pat dviračių eismas atkarpoje nuo Juodkrantės iki Pervalkos nėra galimas, o juo labiau važiuoti dviračiais negalima plentu. Saugokime vieni kitus ir gerbkime vienas kito poilsį. Laukia labai įdomi vasara. Tikrai bus įdomu, kaip prigis naujos vietos, kaip atrodys senosios, kokie bus renginiai, ar sklandžiai praeis festivaliai. Viską kviečiu fiksuoti, komentuoti, rašyti, klausti ir domėtis. Kuo būsime smalsesni, kuo būsime aktyvesni ir bendruomeniškesni, tuo labiau mūsų bendruomenė judės į priekį.